Sveiki, mieli kolegos, čia Rasa Baltė Balčiūnienė. Šiandien tęsime pokalbių ciklą apie tikrąsias žodžių reikšmes, o mano pašnekovas Vilius Adomaitis, autentifikuojančios vadybos konsultantas. Labas, Viliau. Sveika, Rasa, ir sveiki visi klausytojai. Šiandien vėl tave kviečiu kartu patyrinėti mūsų giliąją kalbą. Noriu pradėti šiandien nuo žodžio tikras. Klausinėju verslo žmonės, vadovus apie tai, kas yra tikrumas. Ir iki šiol dauguma iš jų vis dėlto tikrumą suvokia kaip tam tikrą būseną. Tai man labai įdomu dabar su tavim įvairiais kampais pabandyti pažiūrėti žodį tikras. Jo, man lygiai taip pat kažkaip paskutinius metus labai kyla noras gilintis į žodžius ir ne dėl to, kad jausčiausi kalbininku, bet dėl to, kad tai, kas vyksta aplinkui, tiesiog verčia. Nes aplinkui dažnai tiek skamba žodžiai, tarsi neždami nebeaišku kokią prasmę, nors naudojami labai dažnai. Tai tame tarpe ir žodis tikras, be abejo, šiais laikais, kai vis daugiau kažkokios virtualios realybės, tai pasigilinti save, o kas yra tikra, kas ne, sakyčiau, netgi šios dienos aktualija. Ir bendras principas, kuris padeda man susiorientuoti žodžių kilmėj, tai kad visų pirma, turbūt žmonės bandė nusakyti tai, kas vyksta, o jau po to atsirado apibendrinimai, sąvokos, labiau atitrūkę simboliniai žodžiai ir taip toliau. Nes tai yra visai natūralu. Gyvenimas vyksta, jeigu aš pastebiu, aš įvardinu, kas vyksta. Tai čia tas žodis tikras, pagalvojus, paieškojus veiksmo, tas kaip ir pradeda aiškėti. Tikras tik randasi, tik atsiranda, tarsi iš niekur. Reiškia kažkoks spontaniškas, iš anksto nenumatytas, dirbtinai nesukonstruotas veiksmas. Tai tarsi būtų tokia pirminė išraiška, tai nuoroda į tam tikrą gyvenimo spontaniškumą, nesikartojamumą, naujumą nuolatinį. Bet ir tada, aišku, pradedi savo plėtoti ir ieškoti, ką daugiau ta prasme išsilieja, ką išvirsta, kaip mes ją suvokiam ir taip toliau. Aš gal pasidalinsiu tom įžvalgom, ką esu atradusi iš savo tyrinėjančių pokalbių su kitais. Tai kaip jau minėjau, vieno iš to, kad žmonės tikrumą nesigilindami žodžio prasme suvokia kaip tam tikrą būseną. Kiti įvardina, kad yra daug skirtingų tikrumo lygių, nuo paviršutiniškumo ir visi gili. Treti tai matuoja, kiek tas vidinis lūkestis atitinka, ką jis atranda išorėje. Ir tame kontekste tik randasi, žinai, aš apie tai galvojau. Iš vienos pusės tik randasi, tai apibrėžia, kad tai yra kažkas tai naujo, ne? Ir naujo matyt, tai yra nebūtinai susijęta su tuo, kad naujo apskritai pasaulyje, gal man nauja kaip mano asmeninis patyrimas, ne? Ir užtat man yra tikra. Toliau sekantis, tada natūraliai man kyla klausimas, o tai jeigu tai nėra nauja, tai yra netikra. Ir tada kažkaip man ateina tas atsakymas, kad jeigu tai nėra man nauja, jeigu tai yra pasikartojantis veiksmas, tai yra pasikartojimas. Ir pasikartojimas tai yra automatizmas. Mums automatiniai veiksmai yra reikalingi, kad palengvinti savo egzistenciją, greitesnį judėjimą. Ir matyt,
tuo momentu yra įsijungęs tas smegenų tinklas, kuris veikia automatiškai, ne? O kai tik randasi, yra įsijungęs smegenų neuronų tinklas, kuris yra vadinamas patyriminis ir tu tada esi atviras naujovėm, naujiems dalykams ir per tai reiškiasi kūryba. Tai tikras man tai yra, kad kas gimsta tik randasi, šiuo momentu tai gimsta iš manęs kaip tam tikra kūrybinė išraiška. Tai turbūt man tokios mintis ateina ir, žinai, man tai yra naujo. Ir kaip mes su tavim kalbėjom, kad dabar yra labai svarbu, kaip keli žmonės bendrauja, kad kiekvienas išsineša savo kažką tai naujo, kad jisai save praturtina. Tai čia ir yra, tik randasi. Taip, čia toks labai išgryninta pati pradžia, tik randasi kaip veiksmas. Na, kad geriau suvokt, pasižiūrėsim antonimus. Netikras, suklastotas, padirbtas, apsimestas ir taip toliau. Bet tai nereiškia, kad tik randasi yra momentinis momentas. Tas tikrumo momentas gali būti įvykęs praeitį, pavyzdžiui, kažkokio menininko kūrybinis aktas išvirtęs į nuostabų kūrinį. Tai praėjus 5 metam, tai nereiškia, kad tas meno kūrinys tampa netikru. Jis radosi kažkada anksčiau, tas išlikimas kažkokią formą jis gali būti. Tai tik randasi pats gimimo pobūdis, pats atsiradimo pobūdis, pats išeities taškas yra spontaniškas, o tai nereiškia, kad kalbam tik apie akimirką. Tas tikrumas gali būti ir laike. Ir tai, kas pas jį radosi, tas paveikslas yra kaip gyvas, ne? Ir tada aš kaip žiūrovas, kaip stebėtojas, kaip žiūrovas, kaip žiūrintysis, aš įeidamas į tą paveikslą, tą akimirką įsileidžiu į save ir man tai yra tikra. Žinai, ir man antroji mintis yra, kad man kyla pasipriešinimas, o tai ką, kaip naujo man negimsta, aš esu netikra? Nes natūraliai norisi, ne, kad žodis tikras, bet jau man asmeniškai tai norisi kuo daugiau gyvenime būti tikrai. Tai jeigu mes traktuojam, kad mes interpretuojam, kad žodis tik randasi, atspindi naują patyrimą, tai reiškia, kai aš automatiškai kartoju pasikartojančius veiksmus, aš nebesu tikra. Kažkuria prasme yra taip. Ir žiūrėk, mūsų organizmas, tikras organizmas, jis gimsta kiekvieną akimirką. Ląstelės atsinaujina ir biologai, ir medikai žino, ir kas kiek laiko, ir taip toliau. Yra nuolatinis atsinaujinimas. Net toj paprasčiausiai mūsų biologiniai plotmėj, tai yra gyvenimo savybė, nuolatinis atsinaujinimas. Tai kažkaip ir pagalvojau, kodėl kitaip turėtų būti toj mūsų informaciniai, intelektualiniai, dvasiniai, vidiniai išgyvenimai ir tose visose kitose erdvėse. Tai matyt, turbūt panašiai turi būti nuolatinis atsinaujinimas, nuolatinis atsišviežinimas, nuolatinė kaita. Tai yra vienas iš gyvybės ir gyvenimo požymių. Tai man pačiam šitą vietą yra, tarsi kaip ir aišku. Aišku, kad pats tas atsiradimo momentas yra spontaniškas ir dėl to viso to gimęs rezultatas turi tiesioginę sąsają su būtim, su gyvenimu, su ta pirminė energija. O paskiau laikas gali trukti, bet tas tikrumas jis išlieka. Nes matai, būtis neturi laiko. Ir jeigu tu turi sąsają, nesvarbu pagal mūsų kalendorinį mastelį, bet jeigu ta sąsaja yra, tai tas tikrumas ar vakar, ar po kelių metų jis bus tas pats, nes būtis laiko neturi.
ta prasme, laikas tai čia mūsų materijos kategorija. Bet pats tas aktas, jo specifika nusako tikrumą. Toliau pratęsiant tave, tai būtis neturi laiko arba psichika neturi laiko. Kitaip tariant, mūsų psichika gyvena įvykis nuo įvykio, ne? Ir kai vyksta įvykis, tai įvykį aš suvokiu, kad įvyko pasikeitimas kokybinis arba į pliusą arba į minusą. Man norisi judėti į tą augimo linkmę, tai reiškia, įvyko įvykis, įvyko kokybinis pasikeitimas ir tai mano yra tikrumas. O jeigu aš esu pasikartojime, tai man dabar ateina mintis, kad kas yra gimę, kas naujo, tai reikia išlaikyti, ne? Ir tam, kad laikyti, pas mus yra automatizmo funkcija, mumsgi nereikia iš naujo ten mokytis, nežinau, dantis valyti, valgyti, pagaliau kalbą, mes tokiu būdu perimam tą informaciją jau, kuri buvo manyje atsiradusi ir užtat yra pasikartojimas. Tai ir dabar, matyt, reaguodama į tave, dar suprantu, kad psichika gyvena įvykis nuo įvykio. Tai jeigu mano gyvenime vis atsiranda nauji dalykai, tai aš vis plečiuosi ir esu tikras, o tiesiog ten, kur yra pasikartojimas, tai to nėra. Nėra gyvenimo naujumo, nėra tos jėgos, yra užsiciklinimas, pasikartojimas, kažkokie dar materialiniai plotmėje tie ciklai mažiau, galbūt mes tai jaučiam, bet to vidiniai plotmėje tai bet koks pasikartojimas reiškia neėjimas kartu koja kojon su gyvenimu. Net ir tie automatizmai, kur tu paminėjai, tai turbūt žingsnis ar rankos mojavimas ar kažkoks kitoks pasikartojinis veiksmas, tai nėra tas tavo gyvenimo esminis dalykas, kuris, kad jau viską lemtų. Tai yra kaip biologinis koncertas kažkoks ten mūsų viduje. O man atėjo mintis, kas yra artima su pasikartojimu ir tikrumu, tai yra stereotipas. Stereotipas tai yra išmokta elgsena, jinai yra visumoj nei gerai, nei blogai, jinai yra neutrali. Jeigu man stereotipas palengvina egzistenciją, tai man jis yra funkcionalus. Jeigu jis man trukdo vystytis, tai jis yra man negatyvus. Tikslaus atitikmens gal neraščiau. Iš dalies gali būti įprotis, tai gali būti pasikartojantis veiksmas, bet esmė yra štai kame. Stereotipas yra visuotinai pripažįstamas, bet konkrečioje situacijoje gali būti neįrodytas. Tu jau taip labai natūraliai savo, kadangi aš tave žinau, sakai, pasimaruoju funkcionalu, nesu funkcionalu, čia yra esmė, jeigu tu matuoji. O kiek žmonių daro tos pakartotinus veiksmus ar įprastus veiksmus vien dėl to, kad dauguma mano, kad tai yra gerai. Taigi nieko nematuoja. Ar jam funkcionalu? Tai čia ir yra esmė, kad, reiškia, kiek mūsų žmonės liečia ne tas veiksmo atsikartojimas, bet mūsų sąmoningumas ir budrumas darant veiksmą pasižiūrėti, ar jis iš tikrųjų mums yra gerai, tinkamas ar netinkamas. Ar mes tai darom tik dėl to, kad visi mano, kad taip yra gerai. Tai va čia tas turbūt svarbesnis aspektas. Kiek mes tą atsikartotinį veiksmą pasitikrinimą kars nuo karto. Tai lietuviškai būtų stereotipas pasikartojanti elgsena. Turbūt pasikartojanti elgsena, pasikartojanti, atsikartojanti, bet jinai dar turi tą tokį atspalvį, kad dėl to sako vyraujantys stereotipai.
kad dauguma mano, kad taip reikia daryti ir taip yra gerai. Ir gal tai buvo kažkada vienareikšmiškai gerai, bet laikas gyvenimas vietoje nestovi. Ir galbūt kai kurie veiksmai jau šį dieną yra nebetinkami, nors dar dauguma iš inercijos mano, kad taip yra gerai. Pasikartojanti elgsena tai yra netikra. Jeigu mes kalbėjom, kad tik randasi tai, kas naujo gimsta, o kas pasikartoja, tai nėra tikra. Ir dar daugiau, tai yra nuobodu. Dar reiktų panagrinėti, ką reiškia žodis nusibosti, nuobodu. Ir nuobodu kada? Tada, kai viskas kartojasi. Nieko naujo. Tai ir nuobodu. Tai vienas iš tokių požymių, kad tas atsikartojimumas turi turėti tam tikras ribas. Labai gražiai apsibendrina, kad tik randasi, mums įdomu, mus tai įkvepia, mes norim to, o pasikartojanti elgsena mums nuobodu yra, tai tam tikra nuobodi rutina. Pats gyvenimas mus nuo to saugo per nuobodulio jausmą. O gimimas šito atveju sąsajų su tikrais dalykais. Iš tikrųjų yra labai sąsaja ir aš šiandien galvojau, ar randasi, ar gimsta, beveik tas pats. Ir ten savotiškas spontaniškumas, galų gale žodis gamta, tai kas gimsta. Bet šiandien atėjo mintis, kad yra vienas esminis momentas. Rastis gali savaime daug kas. O kad gimtų reikalingi 2, kad gimtų 3. Ir čia jau, jeigu tas radimas jis savotiškai veiksmas tave liečiantis, bet tiesiogiai nuo tavęs nepriklausantis, tai jau kažko tai gimime, tu jau dalyvauji kaip viena pusė. Ir čia nebūtinai reikia suprasti biologiškai kaip skirtingos lytys, vyras, moteris, ar patinėlis, patelė, ar žiedadulkė vieno žiedo ir piestelės kito žiedo. Čia galima ir plačiau pasižiūrėjus, ten, kur gimsta, ten kaip taisyklė dalyvauja dviese. Ir tai, kas gimė, yra 3 nauja kokybė. 3 jau gimsta visiškai naujas dalykas. Tai va tas gimimas ne visai tapatu atsiradimui, bet jisai turi tai iš tikrųjų labai įdomų atspalvį, o kiek tu tame dalyvauji, kiek tu leidi savo santykyje su kažkuo gimti kažkam tai naujam. Tai jau čia gali būti ir tavo veikla, tavo profesija, tavo pašaukimo sritis ir begalės dalykų. Ir toks gal platesnis ar įdomesnis ar toliau sekantis aspektas, kad gimimas yra sudėtingesnio lygio atsiradimas. Tiesiog tokio, nes jau dalyvauja ne vieną. O tas gimimo momentas jis ir neturi būti labai racionalizuotas. Jis ir neturi būti labai paaiškinamas. Jisgi yra vyksmas, einantis iš esmės, iš natūros. Tai nei žodžių atsiranda ir nei iš loginių konstrukcijų. Ir galbūt net kartais bandymas šitą labai verbalizuoti yra tik toks truputį intelektualų žaidimas ir filosofai. Ir matyt, kaip gimsta tai, kas turi kryptį ir perspektyvą, ateitį, plėstis ir vystytis, matyt, mes iš karto pajaučiam lengvumą. tą lengvumą, tai labai lengva tuo žavėtis iš šono, bet šiek tiek įpilant druskos galima pasakyti, ko gali baigtis, kai ta idėja turi gimti, o dėl vienokių ir kitokių priežasčių jinai vis negimsta. Tai matyt, tada jau gali vesti patologiją kažkokią. Kas irgi savęs negazdinant, bet omeny reikia turėti, kad tas, kas pribrendė gimtas, turi gimti laiku. Tai mes dar apie patologijas šiandien pakalbėsim kaip apie sveikatą kalbėsim, nes turim su tavim tokį ketinimą. Aš dabar noriu pereiti prie sekančio nuo gimti, migti prie mirti. Iš tikrųjų, ne per seniausia kažkaip tai girdėjau vieno žmogaus tokią frazę, kad
aš siekiu apsipratinti mirtį, ne? Nes iš principo mirtis yra tai, kas mus gąsdina, ne? Arba mes apie tai nenorime kalbėti. Ir va tas lietuviškas suvokimas, kad mirti atvirkštinį yra rimti, arba gilės mirtis tai yra ąžuolas, realizavęs, tave verčia pamastyti, kad mūsų protėvių kultūroje mirtis nebuvo suvokiama, kaip šiuo metu yra suvokiama. Ir matyt, kaip ir mes dar su tavim dar kalbėjom, šalia žodžio mirti, rimti yra anapusybė ir šiapusybė, ne? Tai noriu tave pakviesti šitoj vietoj, panalizuoti, ką tie žodžiai mums nurodo ir kaip mūsų protėviai suvokia tą ribą. Sprendžiant iš žodžių, bent man atrodo, kad iš tikrųjų jie visą tai lengviau ir natūraliau suprato negu mes. Nežinau kodėl, bet gimti, migti, arba čia patgi tas mirimo tokia švelnesnė išraiška užmygo amžiną miego ar panašiai, mes turim tų išraiškų daug. Tai tiesiog atspindi gyvenimo ciklus, kaip ir tai esi sąmoningas, tai miegi, tai vėl sąmoningas miegi, tai yra ritmai, kurie yra, matyti, mūsų pasaulio toks pagrindas. Tai tie naudoti žodžiai, jie kur galbūt ir neša tokią tikresnę harmoniją šitų procesų, kažkokį didesnį natūralumą. Bet ir dėl to tas migti, rimti, mirti, matyti, tiesiog atspindys ciklo. O anapus, šiapus, anapelin ir panašiai, tai ir jie labai gražiai rodo, kad kaip nebūtų galbūt keista, bet pasaulis suvokia labiau vieningą negu mes dabar. Nes mes nuo 19-20 amžių ypatingai pas mus civilizacija labai atsiskyrė tas materiali pasaulio suvokimo dalis nuo dvasinės. O tuose žodžiuose šiapus, anapusi tarsi iškart sakoma, kad kalbama apie vieno kažko kelias pusės, dvi pusės. Pusė tai reiškia viena iš dviejų dalių, nes nesakom trečdalis, nesakom kąsnis. Pusė obuolio reiškia obuolys per pusę. Tai rodo ir lygiavertiškumą tiek anos pusės ir šios pusės, kas irgi yra, sakyčiau, tokia sveikos psichologijos atšvaitas. Negali būti labai perdėm materialistinis, bet negali perdėm būti ir nuplaukęs į dvasinės begalybės. Vis tiek žmogus yra sintezė ir to dvasinio, ir to materialaus. Ir mūsų lietuvių kalboje to matymas kaip pusės, tarsi kažkoks lygiareikšmiškumas, lygiavertiškumas, ne tai, kad dvasinė dalis tai labai svarbi, o materiali tai jau labai perlinkimų visokiai buvo istorija. Ir tas mūsų lietuviškas dvi puselės, dvi vienodai svarbios. Savotiškai man tai gražu. Tai kažkokį jauti savotišką tokią vienio išraišką. Vieno kažko tai dvi pusės. Panašiai kaip ir žmogui toli ieškoti nereikia, yra kūnas, yra mano išorinė reiškia ir yra mano vidinis pasaulis, ką aš savy kažką išgyvendinu, tai tarsi vėl mano išorinė pusė, mano vidinė pusė. Dabar tave noriu pakviesti eiti toliau ir pratęsiant šiandien tokią mūsų gimimo temą, paanalizuoti 3 žodžius: pasaulėjauta, pasaulėžiūra ir pasaulėvoka. Įdomu tai, kad dar matyt turbūt prieš kokius 4-5 mėnesius man visi tie žodžiai reiškia apie tą patį. Ta prasme, aš neišskirdavau jų skirtingos prasmės,
dabar, kaip aš pradėjau gilintis į žodžius ir pradėjau suprasti, kad kiekvienas žodis jame yra užkoduotas gyvenimo reiškinys, tada aš pradėjau suprasti, kad pasaulėjauta tai su jausmu, pasaulėžiūra. Žiūra tai yra su mūsų ketinimais matyt, siekiais ir pasaulėvoka, tai čia mes jau telefonu su tavim nemažai šnekėjom. Kaip tau tie 3 žodžiai koreliuoja? Aš lygiai taip pat pasakysiu, prieš kokius pusę metų man tarsi tų žodžių nebuvo. Į voką mes įdedam ir užskleidžiam laišką, pridengiam, supakuojam. Akies vokas, jis saugo, uždaro akį, mūsų tą jutimo organą, kuris mato pasaulį. Tai tas suvokti, tai tarsi supakuoti, apgaubti, padaryti tokį kaip ir kompaktiškesnį. Juk energija turi begalinės formas, o kad mes žmonės jas interpretuojam, susidėliojam savo vidiniai sistemoje tam tikrų būdų ir tik mums žmonėm būdingų būdų, tai yra svarbu. Tai pasaulėvoka, mano galva, šioje vietoje yra pati svarbiausia sąvoka, kuri, jeigu turi ir tokių moksliškesnių pavadinimų, kaip konstanta H ir panašiai, kad, tarkim, žmogus ar iš Šiaurės Amerikos, ar iš Indijos, ar Australijos vietinis, jis vis tiek saulę suvokia kaip saulę, medį kaip medį, vandenį kaip vandenį. Tai reiškia, mumis yra kažkas bendro, mūsų pasaulėvoka turi tą bendrą žmogiškojį kodą, kuris daro mus žmonėm. Šitoj begalinėje energetinėje jūroje mes iš jo susivokiam į savo pasaulį, į save, tam tikras proporcijas, tam tikrais būdais, tam tikrom interpretacijom. Ir kodėl tai svarbu? O todėl, kad šiandien labai daug kalbama, kad čia mes prie žmogaus prijungsim kompiuterį, tenai smegenis papildysim, kažką dadarysim, pridarysim ir taip toliau. Ir tik kyla klausimas, ar mūsų pasaulėvoka po viso to bus žmogaus pasaulėvoka? Ar mes bebūsim žmogus, ar mes būsim, gal žino, kažkoks interpretuojantis kitoks darinys. Tai tas, kas nori išlikti žmogum, tai vienaip į tą žiūri, kam nesvarbu, kuo po to būt, žiūri kitaip, čia kaip pagal skonį. Tai manyčiau, kad kaip dar niekad šitas pasaulėvokos klausimas, būtent žmogiškosios pasaulėvokos klausimas, tampa vis labiau aktualus. O kiti tie žodžiai man tai yra savotiškai gal ir aiškesni ir paprastesni, žinai, kaip jauti pasaulį, tai kiek turi išlavintus, kiek jie įjungi savo visus jutiminės galias, net nepasakyčiau vien tik tai jutiminius organus. Čia turbūt yra šiek tiek plačiau negu vien tik tai girdėti, liest, matyti ar čiupinėti. Tas vis tiek mums pajautimas pasaulio paskiau integruojasi į kažką tai tokio vieningesnio. O ta pasaulyje žiūra, tai jo, čia jau daugiau galbūt toksai savoka atspindinti individualiasias psichologijas. Nes, kaip sakom, kiekvienas mato pagal savo prizmę. Dėl tam tikrų priežasčių. Tai ir vis prisimenu tą gražų posakį, kur sako, 2 žmonės sėdėjo už grotų vietas, vienas matė purvyną, kitas žvaigždės. Tai čia jau vidinės psichologijos klausimas. Aišku, iš jos paskiau, kaip tu sakai, kyla ir ketinimai, orientyvai, tos gyvenimo dinamikos ir taip toliau, bet tas kampas, tas segmentas, ta prizmė, kaip žmogus mato aplinką, tai yra dažniausiai jo iš dalies kultūrinės, bet didesnė dalim vidinės psichologinės būsenos išraiška. Tai man tos savokos kažkaip po kelių mėnesių pamąstymo tą linkme lyg ir taip natūraliai labai savo vietą atsistojo ir matai, kad jos iš tikrųjų pakankamai prasmingos, netgi kasdieniniam naudojimui.
Aš tai žiūrėdama į tuos 3 žodžius, aš savo kažkaip atradau labai sąsajas su ontopsichologijoje išskirtomis skirtingomis tapatybėmis. Ne? Tai man pasaulėjauta, aš savo kažkaip tai suprantu, kad pasaulėjauta jinai susiformuoja mums maždaug iki 6 metų. Ir mes pasaulį jaučiam tokį, kokį jį jautė mūsų mama, ne? Arba tas žmogus, nuo kurio mes priklausėm emociškai. Ir žiūrėk, būna, kad suaugęs žmogus sako, aš jaučiu, kad čia bus viskas blogai, ne? Arba aš jaučiu, kad čia mane nori apgauti. Nors dažnai tas pojūtis, jis neturi jokio ryšio su objektyvia realybė, ne? Tai būna įsivaizdavimas. Tai man kažkaip tai atrodo, kad ta mūsų pasaulėjauta, jinai labai slypi giliai ir kaip mums susiformuoja pasaulio jautimas iki 6 metų, toks ir lieka. Ne? Nu, pavyzdžiui, aš dažnai mėgstu ir per mokymus sakyti, kad tu įsivaizduok, tu gimėjai, ką tu gimėjai ir tu atėjai į šeimą. Kas toj šeimoje vyko jausmuose, emocijoje, ne? Kažkas tai pyko, kažkas tai kaltino, kažkas tai gelbėjo ir tu mažas vaikas sugeri, aš esu mažas, pasaulis yra toks. Jeigu ant tavęs pyksta, tau reikia gintis, kaltinti. Jeigu kažką tai skriaučia mažesnį, reikia būtinai jį gelbėti. Ne? Ir tu mažas vaikas sugeri tuos jausmus ir tu savo susiformuoji pasaulėjautą, koks tas pasaulis yra. Man atrodo, kad pasaulėjo tai yra tai, ką ontopsichologijoje sako, kad tai yra mūsų kultūrinė tapatybė, ne? Kurioje sueina tai, kaip aš pažinau gyvenimą ir pažinau per kitus pavyzdžius, per savo patyrimą ir tai nėra gerai, nėra blogai, tai yra neutralu. Tiesiog kaip aš išjaučiau gyvenimą. Ne? Tada pasaulėžiūra jau vien tas žodis žiūra, tai yra per kokį kryptį tu žiūri. Tai man labai siejasi būtent su tuo, kad ką mes įgauname jau kaip mes išeinam į socialinę aplinką arba kokiu būdu susiformuoja mūsų socialinė tapatybė. Ne? Nu ir mes tada žinom, kad labai skirtingai pasaulį mato ten, pavyzdžiui, nežinau, lietuviai ir indoneziečiai. Tarp kitko, pirmą kartą Indonezijoje supratau, ką reiškia kitokie žmonės. Ir būdama Indonezijoje supratau, kad mes europiečiai visi esame vienodi, ne? Pagal savo pasaulėžiūrą. Ir tada ir čia iš to ir išeina, koks tavo požiūrio taškas, ne? O tu žiūri per ką, kas yra teisinga, kas yra neteisinga. Nors iš principo mes žinom, kad teisingų, neteisingų dalykų nėra, kad tai priklauso nuo aplinkos, nuo konteksto. Vieni dalykai vienoje aplinkoje gali būti teisingi, o kitoje aplinkoje neteisingi. Pavyzdžiui, jeigu žmogus skęsta, jį gelbėti yra teisinga, ne? Bet jeigu žmogui neišeina atlikti užduotį ir už jį pulti daryti užduotį, tai iš edukacijos prasme nebus jau teisinga. Pasaulėžiūroje yra užsiūtos sociumo prasmės, kas yra teisinga, kas yra neteisinga. Ir tai vėl tai nėra gerai, tai nėra blogai, tai yra neutralu. Tik tai jeigu mes jau mes tam tikruose kontekstuose, kurie mums yra pasikartojantis ir mus riboja, vien tik tai remiamės sociumo pasaulėžiūrą, mes tiesiog galim likti nebeįdomus patys savo. Ne?
O pasaulėvoka, aš labai ilgai apie tai galvojau ir man tas mūsų pokalbis apie voką, apie uždarimą, tai man kažkaip suspindo ta šviesa, kad pasaulėvoka yra tai ir tai siejasi su mano asmenybės tapatybė, kaip aš suvokiu ir kaip aš suvokiu, aš tokius sprendimus darau. Tai man atrodo, kad pasaulėvoka yra labai, labai stipriai susieta su mūsų sprendimais. Juk ir būna, kad mes tarpusavį šnekam, o kaip tu suvoki tą reiškinį, o kaip tu suvoki, ne? Tai reiškia, suvokimas jisai jau įjungia tam tikrus veiksmus. Ir čia dabar, kaip tu pasakoji apie konstantą H, tai jeigu aš remiuosi pasaulėvoka, kuri išplaukė iš žmoniškumo esmės, mano gyvenimas plečiasi, aš vystausi ir aš kaip asmenybė, kaip meistras, kuriu vertę kitiems. Ir tada pasaulėjauta ir pasaulėvoka yra kaip mano priemonės, instrumentai. Pasaulėjauta aš išjaučiu, kas duotų momentų yra tikra, nes dauguma žmonių tikrumą matuoja pagal jausmą, ne? Tai ir jog man tai tinka, kad tai yra mano pasaulėžiūra, aš atrandu reikiamas priemonės, reikiamas išraiškas, pagaliau jeigu reikiamus stereotipus arba, kaip mes šiandien tai minėjom, pasikartojančias elgsenas, ir tokiu būdu aš kuriu vertę kitiems ir kuriu savo asmenybę. Bet jeigu mano pasaulėvoka yra paremta, pavadinkim, patologiniam išraiškom, kas liečia žmogaus gyvenimą, arba pasikartojančiomis patirtimis, kurios man buvo naudingos vaikystėje, paauglystėje, jau tos patirtis, jau gyvenimas yra pasikeitęs, bet aš vis tiek suvokiu situaciją taip pat, tai tada ir mano sprendimai bus ribojantis mano vystymasi. Tai aš žinau, savo kažkaip taip atradau tų 3 žodžių skirtumus. Tai aš galbūt beklausydamas savo irgi taip atradau, kad visos tos dalys dar gali priklausyti, kokioj žmogus augimo būsenoje yra. Ta prasme, matyti irgi galbūt nėra taip labai paprasta, kad sudėt kaip į 2 x 2, nes tas jausminis patyrimas, įsivaizduok, vieną vaikelį tėvai visą laiką vesdavosi palydėti saulę Palangoje ant tilto, o kitą vaikelį visada keldavo 5 šieno tenai grėbšieno, ar tenai vienas mėg saulėlydį, kitas saulėtikį, arba atvirkščiai nekęs. Bet tas, kaip tu sakai, tas ateina iš vaikystės vienareikšmiškai, bet jeigu žmogus augantis, jeigu jo pajauta gali ir plėstis, ir tie atradimai naujų dalykų ir taip toliau, tai reiškia pati savoka, jinai matyti tokių kampų gali turėti ir daugiau, ir tuo ir yra įdomu. Bet iš tikrųjų, tai man pačiam tai labai jaučiau naudą, žinai, taip padiskutuoti apie tos dalykus ir paieškotų kampų, tarsi netgi, sakyčiau, šiais laikais kažkokia intelektualinė mankšta ar dar kažkas, kai atrodo aplinkui labai daugėja tų pigių dalykų ir nebeįdomių visiškai. Mes dar sakėm, šiandien pakalbėsim apie sveikas, nes mano manymu čia irgi yra tos sąsajos, kaip mes kalbam apie, ar žmogus realizuoja savo pašaukimą ir tada sveikas visom prasmėm, ar žmogus kažkur tai užstringa. Tai Viliau, kas yra sveikas? Sveikas yra su veikla, su veikimu. Kartu su veikimu. Reiškia, nieks man netrukdo veikti, aš esu su veiksmu. Ir kadangi gyvenimas yra veiksmas ir galėjimas būti visą laiką kartu su gyvenimo veiksmu, tai yra sveikata. Ir antonimas, tai kas yra nesveikas,
Tai ir yra negalintis eiti su veiksmu, negalintis, neįgalus, negalia. Tai man kažkaip tada susideda sveikas, reiškia, kai aš galiu veikti kartu su gyvenimu, o kai yra nesveikata, kažkokie apribojimai, negalios, aš jau kažko pilnai negaliu daryti. Tai tokia, išeinant iš tokios galbūt archaiškesnių laikotarpių, kai gal nebuvo dar tokios medicinos, to mokslo tokio ir viso panašiai, tai ir žmonės gal taip ir suvokdavo, galiu veikti, tai sveikas, o negaliu veikti, nesveikas, nesu veiksmo. O jeigu jau žiūrėta, man tas apibrėžimas tai labai patinka, tas toks jau truputį rimtesnis, kad sveikata tai yra laisvas energijos tekėjimas, kai energija pratekėdama per visas įvairias mūsų dalis, galutiniai integruojasi į vieningą visumą ir vieningą veiksmą. Tai reiškia, kai mano visi vidiniai procesai yra natūralūs, neužstrigę, funkcionuojantis ir integralūs, reiškia neprieštaraujantis vieni kitiem. Ir visa tai integruojama į vieningą veiksmą. Kai bežiūrėsi, vis tiek tai yra veikimas. Gyvenimas yra judėjimas, gyvenimas yra veiksmas. Sveikatos, tas lietuviški žodžiai, kaip puikiai atspindi čia filosofiškai pasakysiu, dvi būties modas. Potenciali būtis ir veikianti būtis. Potenciali yra aktuali. Tai jeigu žmogus negali realizuoti potencialios būties, savo galimybės, tai sakom, negali. Galėtų, potencialas tai yra galimybė. Galėtų, bet negali. Reiškia apribotas potencialios energijos realizavimas. O sveikata su veiksmu, su veikiančia energija. Ir nesveikas reiškia negali taip veikti kartu su gyvenimu. Arba apribotai veikia ir panašiai. Tai įsivaizduok, net mūsų tos elementariausios žodžios yra elementarioji filosofija, kuri ten nuo graikų laikų eina. Elementarioji filosofija, aš neturiu omeny, čia jau naujesnių laikų filosofinės kryptis. Tai ačiū tau labai. Ir ačiū tau, Rasa.